Mano vardas Viktorija, aš esu antrokė ir noriu paklausti profesoriaus, o kodėl atsirado dantukų fėja ir dantukų pelytė? Sveiki visi, mano vardas Vilma ir aš esu vaikų dantų gydytoja. O taip pat aš dėstau stebuklingame Vilniaus universitete, kuriame būsimieji gydytojai odontologai mokosi gydyti dantis. Taip dėja, nepaisant fakto, kad dantų šepetėlis gali mus išgelbėti nuo daugumos burnos ligų, neretai tenka dar gydyti ir dantis. Tačiau mūsų motina gamta, ne veltui jinai yra pati protingiausia ir kiekvieną iš mūsų apdovanojo 2 dantų komplektais – pieniniu ir nuolatiniu. Kiekvienas vaikas gauna pieninių dantų komplektą mokymuisi. Su šitais dantimis jis turi išmokti ne tik tai kramtyti, bet ir juos prižiūrėti ir tinkamai valyti. Pradėjus eiti į mokyklą, pieniniai dantis pradeda kristi. Ir tada iškyla klausimas, o kur juos dėti? Mes juk gyvename tvariai, mes rūšiuojame popierių, stiklą, priduodame į supirktuvę plastiką. Tai ar galime išmesti mūsų pieninius dantis tiesiog į šiukšlių dėžę? Žinoma, kad ne. Ir čia į pagalbą mums ateina dantų fėjos ir pelytės. Jos ateina, surenka iškritusius pieninius dantis ir neretai už tai mums dar palieka dovanų. Dėl to, mieli vaikai, aš labai noriu jūsų paprašyti. Labai rūpinkitės ir prižiūrėkite savo pieninius dantis, nes dantukų fėjoms ir pelytėms yra žymiai smagiau surinkti sveikus ir švarius dantukus, negu sugedusius ir purvinus.